Keletas, dėkui. Įsidėmėkite ir įsidėkite savo į širdis, kad kada jie ves jūs įduoti, nemastykite iš anksto, kaip jūs atsakinėsite. Nesisielokite iš anksto, ką kalbėsite. Kalbėkite tai, kas bus jums duota aną valandą, nes aš jums duosiu iškalbos ir išminties, kuriai negalės atsidengti ir prieštarauti ne vienas jūsų priešininkas, nes ne jūs tada kalbėsite, bet šventoji dvasia. Kaip supratote iš šio pirmo pasisakymo, iš šios citatos, labą vakarą, jog šį vakarą mes kalbėsime apie improvizaciją, arba apie spontaniškumą, apie intuiciją, ir žinoma apie kompoziciją. Ir kadangi ši tema, improvizacijos tema, yra be galo plati, apima labai daug aspektų ir į vieną valandėlės ar valandos pasikalbėjimą sugrūsti viską yra labai keblu, be abejo teks šiek tiek apsibrėžti man savotišką kryptį. Ir kadangi ši paskaita yra muzikos filosofijos, o ne technologijos paskaita, tai galbūt šį kartą aš pasistengsiu panagrinėti improvizacijos kaip tokio ypatingo būties, ne tik muzikos, bet ir būties fenomeno būklę, raišką, tokių filosofinių aspektų. Nes ir mūsų ciklas yra muzika, būtis, o ne kokia nors muzika ir technologijos, ar muzika ir industrija. Todėl pirmoji šita citata, kuri yra paimta iš Biblijos, iš Naujojo Testamento skirtingo apaštalų įsisakymų ir sudėta į tokią vientisą loginę mintį, kuri galbūt viena pirmųjų labai aiškiai, ryškiai, vienareikšmiškai išreiškia improvizacijos kaip po tokios svarbą žmogaus gyvenime. Tai yra, kaip ten sakoma, kuomet mes ateisime į tokį savo gyvenimo tašką, nuo kurio priklausys mūsų gyvenimas ir mirtis, mes neturime galvoti, ką tuo metu pasakyti. Viskas mums bus duota iš aukščiau arba iš kažkokių kitokių visiškai informacinių šaltinių negu mūsų protas. Todėl pradedant kalbėti apie improvizaciją, mes be abejo turėsime labai daug kalbėti ir apie žmogaus protą. Nes protas yra būtent ta žmogaus esybės dalis, kuri dažnai labai prieštarauja improvizacijai ir netgi jai oponuoja, bet kartu ir ją išryškina, sudarydamas jai savotišką tokį foną, kuomet panašiai kažkokių rūmų freilinų fone princesė arba karalienė ypatingai išryškėja, kadangi anos nėra galbūt tokios žavios, gražios ir patrauklios kaip ta pagrindinė. Tai aš sakyčiau, kad improvizacija, konfrontuodama su kompozicija, iš tikrųjų dar labiau save išryškina, dar labiau įrodo savo reikšmingumą, savo būtinybę ir savo žavesį. Todėl, kalbėdami apie ją, pirmiausia, turime kalbėti ne tiek apie muziką, kiek apie pačią žmogaus būtį, nes viskas, kas vyksta muzikoje, iš esmės labai tampriai susijęs su žmogaus būtimi. Ir tą mes kalbėjome pirmoje paskaitoje, ir todėl ir ši paskaita įeina į tą mūsų ciklą muzika ir būtis. Tačiau kodėl improvizacija yra akistata su realybė? Pirmiausia, tai mes pasigilinkime šitą žodį improvizacija, improvizo arba improvizijo. Tai reiškia kažkas tai be provizijos.
be provizijo, tai reiškia atsargos. Reiškia, kaip žinome, yra maisto atsargos, yra statybinės kažkokios tai atsargos, namo statybai, reiškia, yra kažkas tai, kas yra prieš kažką. Tai vat improvizacija tai yra tai, ko nėra kažko prieš kažką. Reiškia, tas kažkas atsiranda spontaniškai ir tik šiuo momentu, šią sekundę, šią minutę ir nieko nėra prieš tai. Absoliučiai jokio pasiruošimo, jokių atsargų. Ir dabar įsivaizduokime, jog pasaulyje gimsta žmogus. Skirtingai nuo įprastos nuomonės, jog žmogus gyvena, sakykime, nuo taško A, sakykime, nuo savo gimties, gimimo datos, sakykime, kokia nors 1900, kokia nors 90 metų. Ir gyvena iki kažkokio taško, sakykime, na čia reikėtų ne A įrašyti, bet G, gimimas. Taškas B tai yra jo kūniškoji mirtis. Sakykime, kokia nors ten 2000 tenais 50 metų. Tai vad mes įsivaizduojam, kad žmogus visą gyvenimą gyvena šitoje linijoje ir visą gyvenimą tvarko šitos linijos kontekste. Tai vad čia ir yra iš esmės kompozicija. Žmogus padaro savo gyvenimą kažkokią tai kompoziciją. Tam taške, čia jis gimsta, čia jis eina į darželį, čia į mokyklą, paskui universitetą, čia kažkur veda, čia gimsta vaikai, čia išsiskiria, čia antrą kartą veda, dar prieš tai susiranda kažkokį tai darbą, baigęs mokslus. Na ir taip toliau, iki tol, kol išeina į pensiją, ir čia jau jo žemiškam gyvenimui ateina galo. Tai čia yra tokia įprastinė kompozicinė ir protinė koncepcija, kad žmogus gyvena istorijoje. Ką mes ir praeitoj paskaitoj kalbėjom, kad istorija tai yra iš tikrųjų mūsų grinai sugalvota protinė konstrukcija, kurią mes sudarėme tam, kad palengvinti, orientuotis laike ir erdvėje. Apie laiką ir erdvę taip pat kalbėsim. Tačiau aš dabar paskatinčiau jūs įsivaizduoti, kad žmogus gyvena ne šitoj koordinatė, tačiau jis gyvena šitoj. Iškai jisai gimsta ir eina į viršų. Ta prasme, tokios savokos kaip senatvės nėra. Yra savoka, tai yra jo tobulėjimas. Reiškia, jo tikslas yra ne pasenti ir numirti su banko sąskaita tenais laidotuvėms prikaupta, bet ištobulėti iki tokio lygio, kad jisai ištirptų kažkokios, sakykime, kaip aš tada minėjau, muzikoje mundanai arba visuotiniai pasaulio harmonijai. O čia yra jo visos būties tikslas. Ir tada mes žmogų įsivaizduojam kaip savotišką medį, ar ne? O čia yra jo šaknis kažkur tai. Tai čia yra, kai žmogus jau pradėtas, bet jis dar negimęs. Jau jisai yra, jį galima netgi pamatyti per tam tikrus prietaisus, bet jisai yra negimęs. Viso šitoj erdvėje, šičia, kur yra po šitą liniją, kol jis dar nepasirodęs šitam pasauliu, sakykim, čia šitas visas koordinačių visuma tai yra pasaulis. Ar ne? Kol jisai dar negimęs, jisai jau yra gyvas kaip šaknis. Jisai siurbia labai daug informacijos, jis siurbia iš savo motinos pirmiausia, išsiurbia iš tos genetinės informacijos, kur jisai gauna nuo savo tėvų. Čia labai didžiuliai informaciniai klodai ir jis paruošia save išėjimui iš šitą pasaulį, iš šitą vertikalę. Taip? Na ir sakyk, vieną dieną žmogus gimsta, kažkur šitame taške. Ir pavirsta kažkokiu tai želmenėliu, kuris vėliau, aišku, išauga į kamieną. Bet kol kas tai yra želmenėlis. Ir kas vyksta su to želmenėliu? Želmenėlis be abejo jisai bręsta, stiprėja, auga, storėja ir taip toliau, ne tik fiziškai. Jis tą patį daro visą savo esybę, keičiasi jo mentalas, jo visa intuityvioji, dvasinė patirtis, viskas pradeda stiprėti. Bet kas duoda peno visam šitam dalykui? Be abejo, peno duoda visus tos jo šaknis. Visą tą, ką jisai gavo per savo genetinį kodą ir per visą tą archetipą, kuris eina jau už jo regimosios būties, kada jis tampa šaknim, kai jo dar nebuvo, buvo tam tikras informacinis kodas, iš kurio jis ir gimė. Ir jisai jau tapdamas šaknim, jis iš to aplink esančio to klodo informacinio lauko, jis jau pasiema į savo šaknis tam tikrą informaciją, ne? Ta pačia informacija jis pasiema ir iš savo tėvų, tiek genetinė, tiek tiesioginė. Tai yra, vaikai būna panašus savo tėvus. Taip? Tai jie gauna nesąmoningą informaciją per genetiką, taip pat jie paima iš tėvų sąmoningą informaciją, tai yra per auklėjimą. Tėvai reiškia savo vaikus paprastai auklėja ir sako jiems, nedaryk vaikelį to, nedaryk to, daryk tą ir aną, nes kitaip tau bus blogai. Reiškia, jis paruošia tą žmogų būsimam augimui. Ir daro viską, kad tas augimas to žmogus būtų kuo sklandesnis,
kuo sėkmingesnis, kad tas žmogaus medis, jo esybės, kuo labiau suvešėtų, reiškia, kuo labiau suspindėtų ir kuo labiau artėtų link šito, link tos tobulybės, kada medis bus tobulas. Ir kada jis perės per savo tobulybę visiškai kitą kažkokią tai būti tada, kada jisai jau savo tą medžio, tą materialią, kūnišką substanciją jis jau paliks. Iškeis išeis tai kažkokią čia. Taigi, tėvai be abejo ir taip pat šitą informaciją, kurią teikia jo kamienui, taip pat yra gavę iš dar kitų klodų, iš dar ankstyvesnių. Žodžiu, tas kūdikis, jisai gauna masę, didžiulį kiekį informacijos. Jūs galite įsivaizduoti, tai faktiškai tai yra Jungo tas archetipas, kuris gauna iš visų prieš jį buvusių protėvių, prieš jį gyvenusių, reiškia. Per tūkstančius metų jis gauna kažkokį informacinį substratą, tą grūdą. Ir tai, kaip jis tą grūdą toliau vystys, priklausys jau visas gyvenimas nuo to. Taigi, todėl jisai pasiėmęs šitą, ką jam duoda visa ta informacinė sistema, tas informacinis koncentratas, jis toliau gyvena ir jisai bujoja, ar ne? Taip pat išaugo jam šakelės kažkokios, visa kita, ar ne? Po truputį pradeda augti tas jo lapynas visas, ar ne? Truputėlį. Ir kas darosi? Kada žmogus išeina jau iš tos erdvės, kada jisai yra tėvų savo ir to viso archetipo, į kurį be abejo eina ir religinis auklėjimas, ir etinis, ir visa kita, jis iš jo išeina, jis patenka į šitą, sakykime, gyvenimišką erdvę, ne? Ir šitoje gyvenimiškoje erdvėje, sakykime, šitam pasaulyje, jis gauna labai daug įtakų. Ta prasme, atsiranda daug visokių dalykų, reiškia. Kaip medis gauna, reiškia, šviesą iš saulės, jis gauna vėją, jis gauna pesticidų, sakykime, ne, iš kažkokios tai žalingas kažkokias tai dujas, kurios veikia jo lapį iš kažkokių fabrikų. Reiškia, daug labai jėgų jį veikia ir tos jėgos visiškai nesusijusios su ta informacija, kuri jam duota šičia. Ar ne? Tai lygiai taip pat ir žmogus, gyvenamas, jis pradeda gauti informaciją iš savo bendramžių, iš knygų, ten žurnalų, iš viso to jau išorinio informacinio lauko, kuris yra jau išeina ne iš jo šaknų, bet iš išorės. Ir kas įdomiausia, kad šita jėga, kuri eina iš apačios, jinai visą laiką suinteresuota šito augalo arba šito žmogaus, čia jokio skirtumo, galim pavadinti tai žmogumi. Suinteresuota jo gerovė, jo sužydėjimu, jo suvešėjimu, jo išsiriškimu, tobulybėje ir realizavimuose kažkokia jau ta aukšta, ta muzikos montanos erdvė. Tačiau šitos jėgos yra visiškai tom nesuinteresuotas, nes šitos jėgos yra egoistinės. Jos suinteresuotas taip, kad pasinaudoti šito medžių žmogumi savo naudai. Dažnai taip yra. Aišku, ne visos jėgos, bet tokių yra labai daug. Be abejo, yra ten saulė, tenais kažkoks vėjas, kuris skatina to medžio augimą. Bet, pavyzdžiui, jeigu saulė per kaitri, vėjas yra per stiprus, tai gali tą medžią išdžiovinti arba jį nugriauti, reiškia, nupūsti ir taip toliau. Žodžiu, tiek tų jėgų poveikio stiprumas, tiek jų pobūdis yra labai svarbus šito medžio augimui, šito žmogaus dalyvavimui. Tai sąlyginai, pervedant visą šitą į muzikos meną, aš sakyčiau, kad čia užduotas, reiškia, pagrindas to medžio, sakykime, tai improvizacijai. Čia yra savotiškas modelis. Modelis, pagal kurį tas medis auga. Visiškai jo visoje genetikoje užduota, kad tas medis būtų toks, bet kiek jis bus sėkmingas, priklauso nuo daugelio jėgų, kiek medis bus surištas su savo šaknimi, kaip jis reaguos į tas kitas jėgas ir taip toliau ir panašiai. Taigi, čia yra modelis, reiškia, čia, sakykime, apačioje. Improvizacijos modelis, nes įsivaizduokim, kad jo augimas tai yra savotiška improvizacija, ne? Buvimas kažkokiam tai augimo gyvenimo sraute, kažkokiu tėkmė. Čia, sakykime, yra ta primityvioji, reiškia, improvizacija, kuri remiasi modeliu kažkokiu tai, ar ne? Tai yra, tai, sakykime, tas grūdas, kuris pasako, koks medis bus, kokia jo bus rūšis, kokios bus dydžio, koks bus jo gyvavimo laikas ir taip toliau ir panašiai. Reiškia, ką mes patys visi, kiekvienas turime šitą informaciją savyje. Ir toliau čia, sakykim, ta muzika mundanas, lygmuo, tas jau pasiekimas tobulybės visos žmogaus, tai aš sakyčiau, kad tai yra laisva improvizacija. Reiškia, laisva improvizacija. Reiškia, nuo modeliuotos improvizacijos, reiškia, nuo modulio, tu augdamas turi šansą perėti į tą visišką laisvę, į tą visišką susilimą su muzika mundana, tai yra su Dievu. Grįžti atgal į vienovės būseną.
kadangi visa šita būsena yra dualistinė, jinai yra suskaldyta, nes esi tu, tai yra medis, yra aplinka, tai yra tas, kas yra šalia. O šalia, jeigu kalbėtum apie tas jėgas, tai yra tai, kas yra kitka, negu yra šitas medis. Ne? Automatiškai žmogus atsiradęs pasaulyje, jis patenka į dualistinę būseną, kadangi esu aš, jis suvokia, bet esu aš, yra kažkas kitkas. Tai yra gali būti bent kas pasaulyje, šitos grindys, šitas žmogus, šita lenta, tai esu ir aš, ir tas. Ar ne? Ir visą savo gyvenimą, anksčiau beje prieš tai, būdamas šaknų būsenas, to nesuvokia. Jis tik suvokė jau kažkokiam tai savo lygmenį, kada pradeda jam tie lapeliai augti, tos šakelės. Prieš tai jam viskas yra vientisa, jis nedaro skirtumų. Vėliau žmogus, kai pradeda vystytis jo intelektas, protas, jis būtent intelektas yra tas įrankis, kuris pasaulis skirsto. Jis pradeda suprasti, kad atsiranda tie visi skirtumai. Dėl to protas ir vadinamas velnio įrankiu. Kodėl? Kodėl dualizmas laikomas velnio veiklos sfera? Kadangi dėl labai paprasto dalyko. Kadangi pagal visas absoliučiai pasaulio, visatos, kosmoso konstrukcijas, jų įvardinimus, viskas, kas yra dieviška, kas yra tobula, kas yra gera, tai yra viena. Tai yra skaičius vienas. Jis yra absoliučiai tobulas, nes kadangi šalia jo nieko nėra. Yra toks vienas pagaliukas. Jeigu jau atsiranda skaičius 2, jis automatiškai savyje turi mintyje, kad buvo ir vienas. Jau jisai papačia turi 2 pagaliukus. Ar ne? Atsiranda dualizmas, atsiranda 2, kurie vienaip ar kitaip tarpusavy sąveikauja. Ir tas 2 yra dažniausiai, kadangi jisai išėjęs iš to vieno, jisai kopijuoja tą vieną. Jis nėra tas vienas, bet jis yra jo kopija. Dėl to net ir lietuviškai mitologijai, kas įdomiausia, velnias įvardinamas kaip antras dievas, kuris atsirado mėgdžioti tam, kad pamėgdžiotų Dievą. Tai iš esmės visos tos jėgos, kurios atsiranda šalia to žmogaus, yra kažkas kitka, tai yra kažkas antra. Ar ne? Tai yra kažkas tai, kas nėra su manim. Vadinasi, tai yra kažkas svetimo man. Nes viskas, kas sava, tai yra manyje arba kyla iš šičia. Tai yra mano mintis, mano tikėjimai, mano kūnas ir visi šitie dalykai, visi šitie svetimai. Dabar kaip žmogus gyvena? Kadangi tos jėgos labai stiprios, tai dažniausiai jos paveikia tą liniją žmogų taip, kad ta linija kažkokiu tai būdu iškrypsta. Jau nebegali tiesiai veržtis į tobulumą. Jinai kažkur eina čia, čia viena nuomonė kažkokia pozityviai sugrąžina truputėlį į tą liniją, kadangi turi, pavyzdžiui, žmogus gerą draugą, ar ne? Ir jis jam suteikia labai daug pozityvių emocijų, pozityvių minčių, pozityvo kažkokio tai. Tai žmogus grįžta į tą savo vertikalės liniją, ar ne? Atsina koks piktas draugas, sako, einam čia pagersim, čia tą padarysim, jisai iš tos linijos nuveda į šoną vėl. Ir žmogus šitoj koordinatėje pastovi blaškos, jisai tai čia yra, tai čia, tai čia, tai čia, tai čia, tai čia. Ir jis niekaip negali tiesiogiai eiti į šitą viršų. Į šitą tobulybę. Tai šitos jėgos, iš esmės svetimos jam, pavadinkime jas tokių kažkokių abstrakčių autoritetų. Yra tai, kas nori, nenori šitą žmogų, šitą arba šitą medį valdo. Tik tai priklauso nuo to, kiek šitas medis ar šitas žmogus pasiduoda šitam valdymui. Tai yra, kiek jisai laikosi savo šitos informacinės konstantos, sakykime, gautos iš apačios, iš viso šito informacijos substrato, kas yra genetika, prigimtis, religija, tikėjimai visi, reiškia, gamta ir taip toliau, taip toliau. Tai visas tas pozityvus substratas, kuris jį augina ir kuris duoda jam maistą jo augimui, viržimuisi į viršų, ar ne? Ir kitos jėgos, kurios bando jį nulenkti, palenkti ir kažkaip jį įtakoti. Tai priklauso, kaip tas medis šitom jėgom pasinaudos. Jeigu jis paims tas pozityves jėgas iš čia, iš aplinkos, jis augs sparčiau, jis į tobulybę eis greičiau. Jeigu jis pasiduos tom, reiškia, negatyviom jėgom, jo augimas bus žymiai sudėtingesnis. Ir jeigu mes paimsime žmogų, kuris gyveno, sakykime, prieš kelis šimtus metų, tai šitų išorinių jėgų jis patirdavo žymiai mažiau negu, pavyzdžiui, šiandien. Ar ne?
Sakykime, jeigu mes įsivaizduotume žmogų gyvenantį kokiam nors 1500 kažkokiais metais Lietuvos kaime, tai koks jo informacinis yra patirties laukas? Tai be abejo, tai yra tai, ką jis atsineša iš su savo gimimu, tai jo tėvai, visas auklėjimas, visas suformuotas jo kultūros, jo civilizacijos, sakykim, šiuo atveju baltiškos, jeigu tai lietuvis, viso to energetinio substrato, jis čia visą tą turi sukaupęs ir jis naudojasi šito substratu savo tolimesniam gyvenimui. Jėgos išorinės labai menkos. Paprastai tai yra, kas tai yra gamta, tai yra ta aplinka, kuriuose gyvena, ar ne? Žmonių yra labai mažai, nes apskritai jų yra mažai tais laikais ir jie gyvena ten už kelių kilometrų, su jais kontaktuojas labai retai. Tie žmonės paprastai yra labai panašios struktūros kaip jisai pats, su retom išimtim, dėl to jokios konfrontacijos nėra. Ir vienintelis jo iš esmės informacijos gavimo šaltinis, tos tiesioginės žmogiškos informacijos šaltinis, tai yra sekmadienį bažnyčių, kuris nueina ir paklauso kažkokio tai kunigėlio pamokslo. O jis pats neskaityti, sakykime, rašyti nemoka, net Biblijos paskaityti negali. Tai va, tai tas išorinių jėgų tiek teigiamų, tiek neigiamų poveikis tam žmogui yra labai labai minimalus. Ar ne? Dėl to jisai gali labai puikiai klausyti va šitos dalyko, šito savo modelio, ar ne, pirminio, to savo kanono, savo gyvenimo kanono. Ir puikiai improvizuoti savo gyvenimą. Ir jisai va improvizuoja. Bet pagal šitą va duotą jam postumį. Taip? Tačiau, kada žmogus, va sakykim, šiuo metu, ar ne, gyvena ir jis gauna labai daug įtakų iš svetimų dalykų, iš svetimkūnių, tai visa šita jo improvizacija, tos jėgos bando dažnai, vienos, aišku, joms padeda, bet ir labai daug jėgų, kurios stengiasi trukdyti šitą improvizaciją. Tai yra būtent svetimkūniškos jėgos, kurios neįsikorporuoja į šitą vertybių sistemą. Ar ne? Jeigu tos jėgos įsikorporuoja šitą pamatinių vertybių sistemą, medis auga gerai. Ar ne, pavyzdžiui, sakykime, jeigu šaknis mes patrešime, duodam kažkokių tai maistingų medžiagų, jis auga gerai. Jeigu mes, sakykime, jį užpurškiam pesticidais, ar ne, atsiranda blogumas. Dabar kodėl kažkokios tai jėgos, kurios veikia čia, vienos yra geros, kitos blogos? Nu, pavyzdys, sakykime, tas medis žmogus, ar ne, ir tas šalutinė jėga yra sodininkas, kuris suinteresuotas, kad tas medis kuo gražiau išaugtų ir džiugintų ir į patį, jo vaikus, jo šeimą, ar ne? Kad jie galėtų pavėsiai ilsėtis to medžio, raškyti nuo jo vaisius, kuriuos jisai veda. Tai tas žmogus be abejo skatins tą medį augti, skatins jį viešėti ir visą kitą ir panašiai. Bet yra tam tikros jėgos, kurios į šitą medį nežiūri kaip į savarankišką duotybę. Jiem tom jėgom visiškai neįdomu to medžio šitą trajektoriją įimasi tobulybę. Neįdomu, ar tas medis atsidurs toj muzikos mundanos arba laisvos improvizacijos erdvėje, ar nesidurs, jie žiūri į tą medį kaip naudą savo, kaip iš jo kažką tai pasiimti. Ar ne? Sakykim, jį domina tom jėgom tik to medžio medieną. Ir atėjus tam tikram laikui, jis suinteresuotas nukirsti šitą vietą, ar ne? Nukirsti ir tiesiog pasiimti, kas naudinga savo tikslams siekti. Ir aišku, tas medis niekada nepasiekia šito lygmens. Tai jeigu pažiūrėtume į dabartinį gyvenimą, mes matom, kad lygiai tas pats viskas vyksta, kad net kas vyksta mūsų socialiniam gyvenime, jūs patys pagalvokite grynai apie save. Ar tikrai jūs turite tiek daug draugų ten, ar mokytojų ten, dar kažko, kurie iš tikrųjų būtų susirūpinę jūsų pačių šituo ėjimu čia? O ne savo pačių naudą paimti kažką iš jūsų. Aš manau, kad dauguma jų tikrai nori kažką iš jūsų paimti savo. Ar nusikirsti kokį kamieno gabalą, reiškia, ar kokią šaką nusipjauti, ar kažką, ar apskritai nupjauti visą jūs ir pasiimti savo. Ar ne? Dėl to mūsų socialiniai šitoj erdvėj dažnai ir vyksta šitie dalykai, kad žmogų norima ištraukti iš šitos visos vertikalės. Iš ėjimo šitą vertikalę. Ir jūs dabar paklausite, o kokį tai turi ryšį su muzika? O muzika labai puikiai iliustruoja visą šitą procesą. Kadangi egzistuoja tokia išorinė jėga, va šitie blogiečiai, kur čia skraidžia, kurie vadinasi kompozicija. Tai yra kažkokie sukomponuoti daikteliai, kažkokie tokie, ne, kažkokie, tai visokiausia, tokie, ar ne, kuriems jūs esate reikalingas, kad jie gyventų, kad jie gyvuotų, reikalinga jūsų energija, jūsų materija reikalinga. Muzikaliai kalbant, tam, kad tos kompozicijos gyventų, reikalinga, kad jas kažkas tai pagamintų,
tam reikalinga medžiaga, tiek intelektualinė, tiek materialinė. Taip pat reikalinga, kad muzikos atveju, kad tas kompozicijas kažkas įgyvenintų. Tai yra muzikos atveju jas įgarsintų, reiškia, suteiktų joms galutinį skambesį, ar ne? Dėl to šitoms kompozicijoms, kurios egzistuoja kaip kažkokie tai virtualūs, reiškia, kosmose esantis magnetiniai taškai, reikalinga, kad jas kažkas tai pagamintų, padarytų kaip daiktą ir kad kažkas jas įkūnytų, reiškia, padarytų regimoms, matomoms garsiniai materijai. Ar ne? Todėl tas, kas padarė šitą kompoziciją ir kas nori, kad jūs ją darytumėt, jis visiškai nesuinteresuotas jūsų šitą trajektoriją. Jis nori, kad šitą trajektoriją sukryptų pas juos. Ir kad jūs atsidurtumėt būtent šitoj gyvenimiškoj istoriniai linijai. Suprantat? Kad jūs rūpintumėtės tik tai komponuoti savo gyvenimą horizontaliai, o ne vertikaliai. Kad jūs kuo geriau baigtumėt mokslus, gink be dvejetų. Kad jūs kuo gautumėt geresnį darbą. Kad jūs kuo savo vaikus įkištumėte į geresnį vaikų darželį, reiškia. Ir taip toliau. Jūs rūpinatės tik šitos dimensijos dalykais. Jūsų pačio tobulėjimo ir išėjimo į šitą dangišką laisvos improvizacijos, sakykim, sąlyginai arba muziką moderną lygmenį nedomina šitų čia skraidančių šitų dalykų, kuriuos mes dabar muzikos kontekste vadinam kompozicijomis. Kadangi jos be jūsų pačios negalės egzistuoti. Dabar ką daro žmogus? Sakykim, muzikantas. Egzistuoja muzikantas ir jis gimė, šis gavo tą visą informaciją, jis kažkur gyvena, jaučia savi kažkokią muziką, iš kažką tai groja, daro, improvizuoja, tenais taip toliau. Ir paskui jisai sužino iš šito informacinio lauko, kuris jį užatakuoja, kad yra toks dalykas kaip kompozicijos, didieji kompozitoriai, labai aukštos muzikinės idėjos, reiškia, didžiosios, reiškia, kurios tenais per amžius gyvuoja, reiškia, jos tokios galingos, tokios svarbios, kad jis būtinai turi su jumis susipažinti ir jas atkreipti dėmesio, o dar geriau išvis pasišvęsti visą gyvenimą joms. Tai yra tapti arba tokių kompozitorių daugintojų, tai yra kompozitoriumi ir kūrėjų, arba viso šito dalyko įgyvendintojų, tai yra atlikėjų. Nes kitaip šita dimensija yra negyvena, jinai negyvuoja. Ir tada žmogus dažniausiai, reiškia, jeigu jisai net laiko savo troškimo eiti į šitą lygmenį, jisai nori patenka iš šitą plotmę, kadangi jinai yra jam patogi. Dėl ko patogi? Kadangi šita plotmė, kompozicijų, ar ne, kaip daiktų kažkokių tai garsinių sukurtų, būtent ir gyvena toj istoriniai dimensijai. Čia kažkur Bachas, ne? Čia kažkur Beethovenas, čia Debussy, ne? Jis patenka į protų sukonstruotą laiką kaip erdvę. Ir čia yra labai svarbu laiko sąvoka. Ką daro kompozicinė muzika su laiku? Kompozicinė muzika laiką įdaiktina. Padaro iš laiko daiktą. Kas yra daiktas? Daiktas yra partitūra. Arba dar tiksliau pasakius, jis iš laiko padaro erdvę. Tai yra tas partitūros lapas, kuriame mes rašom muziką, ne, su penklinėmis. Jisai yra erdvė. Suprantat? Jeigu tu groji, jeigu aš groju instrumentu, ne? Jūs girdite tonų eilę laike, ar ne? Ir laikas tiksliai eina, jis negrįžta niekada. Ne? Ir dabar jis pasakys, pakartok čia, aš nepakartosiu. Bet jeigu aš tai pervedu į erdvės būklę, aš tą užfiksuoju ir užrašau. Aš tampu savininku viso šito laiko. Tas laikas tampa man kaip daiktas. Aš galiu juo operuoti. Aš galiu jį valdyti. Ir atsirado tokia savoka vakarų kultūroje kaip operacinis laikas. Tai yra laikas, kurį mes valdome. Tai ne tas laikas, kuriame mes gyvename, kuriame mes būname spontaniškai, kurį mes išgyvenam labai subjektyviai, bet kurį mes valdome ir kuriuo mes operuojame. Sakykim, tiek laiko skiriam tam, tiek laiko skiriam anam, tiek laiko ten, sakykim, miegam, tiek laiko valgom, reiškia, tiek laiko ten dar kažką darom. Mes visą tą laiką suskirstom, reiškia, mes paimam jį kaip daiktą ir jis sudalinam, mes jį preparuojam tą laiką. Būtent šitą liniją tam ir skirta, kad mes galėtume supreparuoti, dalinti. Bet kai mes dalinam kažką tai kaip aš jau kalbėjau, mes, reiškia,
esam prieš kažką, reiškia, tai yra kažkas, ką mes galim dalinti. Nes jeigu nebus kažkas, bus viskas viena, mes neturėsim ką dalinti. Reiškia, mes būtinai turime atsidurti subjekto, objekto situacijoje, kad būtų kažkas tai, ką mes galim dalinti. Ir todėl mes išeinam iš laiko, kaip po tokio, iš subjektyvaus laiko mes išeinam ir patenkam į tą operacinį laiką. Reiškia, mes išeinam iš šito laiko, kuris veda mus aukštyn, iš to subjektyvaus laiko, intuityvaus laiko, ir patenkam į tą laiką, kurį mes galim valdyti ir kuriuo mes galim operuoti. Ir šiuo atveju laikas mums tampa erdvė. Todėl, pavyzdžiui, jeigu mes paimam kažkokią tai muzikinę partitūrą, sakykim, grojam, ar ne, kažką tai, arba rašom kažkokį kūrinį. Parašėm iki čia kažką tai, ir staiga mes matėm, kad čia kažkas tai mums netinka. Mes tą nubraukėm, parašėm kažką naują, ar ne? Reiškia, mes laike galim vaikščioti pirmin atgal. Mes muzikos pavidale turim laiko modelį, kurį mes valdom, kaip norim. Galim, sakykim, kažkur išbraukti kažkiek tai, išimti kažkiek tai muzikos, kažkur įdėti naujos. Ir tai yra iš esmės kaip pasaulio ir laiko valdymo įrankis, arba visos būties valdymo įrankis, šitas dalykas, tas operacinis laikas labai patogus. Dėl to jis dabar labai paplitęs ir labai įsigalėjęs, nors jis ne visą laiką žmoguje tai buvo. Ne visą laiką kultūroje šitas operacinis laikas buvo toks galingas kaip šiais laikais. Ir jūs galite net patys pamastyti, kodėl. Kad anksčiau, sakykim, kažkokiais tai laikais, kaip aš minėjau, žmonės negyveno tokiam laike. Jie nevaldė taip laiko pagal savo protinį geidulį, pagal savo naudiškumą. Kad tampa naudinga, pavyzdžiui, tiek laiko skirtam, o tiek laiko skirtam. Jis laiką išgyveno subjektyviai ir intuityviai. Reiškia, jis laikė būdavo savo malonum, jeigu taip grubiai darė. Sakykim, jeigu jam, sakykim, norisi, sakykim, art lauką 12 valandų, jis arė 12. Nu, jam nesinori tiek arti lauko, jisai gal tą dieną iš vis nieko nearė, nes, sakykim, taip populiariai tarė. Tai šitam operaciniam variante, kai laikas yra padalintas, jis to daryti negali. Nes jis viskas jau yra padalinta. Jisai turi būtinai arti 8 valandas, nes paskui jisai turi eiti, sakykime, į bažnyčią arba pasiimti vaiko iš darželio, grubiai tariant. Reiškia, laiką jisai jau yra paskirstęs, supreparavęs kažkokiems tai savanaudiškiams tikslams. Ir jis neišgyvena jo čia ir dabar. Suprantat? O būtis čia ir dabar yra esmingiausia žmogaus būties ir saviharmonijos sąlyga. Būti čia ir dabar. Nes kai žmogus kažko nori, arba kažko gailisi, arba jaučia kažkam nostalgiją ar panašiai, jis visą laiką jaučiasi nelaimingas. Jūs panalizuokit savo sąmonę. Kai jūs kažko norite, ar ne? Vat kažkas, kad būtų po 5 dienų ar po kelių metų va tas. Jūs visą laiką apie tai galvojate. Ar ne? Jūs niekad negalite pasitenkinti šiuo momentu, nes jums bus gerai tik tada, kai jūs po tų kelių mėnesių ar 5 metų gausite tai, ko jūs norite. Tuo pačiu, jeigu kažkas praeity vyko tokio malonaus gero, jūs prisimate ir galvojate, kaip tai buvo fainai, kaip tai norėtųsi pakartoti šitą dalyką, kas buvo. Ir tokioje situacijoje, arba, sakykim, jeigu kažkas buvo blogo, jūs galvotojai, fui, kaip aš nenorėčiau iš kito. Žodžiu, žmogus gyvena arba prisiminimais, arba vizijomis, svajonėmis, ne? Bet jis niekad nebūna taške čia ir dabar. Čia, dabar. Ir dabar jūs įsivaizduokite tokią situaciją. Vat jūs dabar patys pagalvokite. Vat aš esu čia ir dabar, aš apskritai negalvoju apie jokią ateitį. Visiškai mane nerūpi, kas bus su manim nei sekančią sekundę, nei sekančią minutę, mane rūpi, kas su manim buvo prieš tai. Reiškia, laike aš esu čia. Tai yra, aš esu dabar. Erdvėje, jeigu paimkite erdvę, jūs irgi atjungkite visus savo norus būt kažkur, būt Amerikoje, tenais, Norvegijoje, reiškia, ar tenais Afrikoje, ar Indijoje. Vat to nėra noro. Vat visko, vat pas man apie tai net minčių nėra, aš esu va čia ir dabar. Va šitoj būklėj. Man daugiau nieko nereikia. Ir jūs tavo akimirką pajusite laimę. Jūs iš tikrųjų esate laimingas žmogus. Jums iš tikrųjų realiai nieko nereikia. Todėl visos be išimties religijos, visi dvasiniai mokytojai sako, kad neįmanoma būti laimingam, nebūnant čia ir dabar. Jeigu tik atsiranda pas tave dimensija į ateitį, praeitį arba į kažkokį kitą erdvės tašką ir kažkur, tu amžinai šito vaikystės ir niekuomet šito nepagausi. Čia taip pat kaip vyti savo šešėlį. Todėl pažiūrėkim, ką daro kompozitorius. Kompozitorius visą laiką yra ateity. Jis niekad nebūna čia ir dabar. Reiškia, viskas, ką jis įrašo į šitą partitūrą, bus kažkada tai atlikta. Reiškia, va šitoj linijoje kažkada ateis taškas, kada jo tas kūrinys bus atliktas, ar ne? Ir čia bus koncertas. Žodžiu,
jau jisai gyvena ateities dimensijų. Dabar pažiūrėkime atlikėją, kuris, sakykim, tavo jau minutę atlieka tą kūrinį. Jūs galvojate, kad jis yra čia dabar, jis čia dabar nėra. Nes kadangi jisai jau groja kūrinį, kuris sukurtas praeitį. Reiškia, jis jau gyvena praeities dimensijų, jis jau atsinešė iš praeities kažkokį tai daiktą, kurį dabar parodo. Reiškia, jo čia dabar būklės irgi nėra. Ir dabar kas yra čia dabar būklėje muzikoje iš tikrųjų? Čia dabar būklėje muzikoje yra tik improvizatorius. Nes kadangi būtent jisai realizuoja tai, kas vyksta šią akimirką. Tai yra, improvizatorius nėra subjekto ir objekto priešpriešoje. Jis neturi kažkokio daikto, su kuriuo jis įgyvendina savo santykį. Kaip, sakykime, atlikėjas turi santykį kompozitorių arba į kažkokį parašytą kūrinį, kuris atsineša iš praeities. Tikras improvizatorius visą laiką yra toje tėkmėje. Vat yra tėkmė, gyvenimo tėkmė. Ar ne? Kurioje nėra absoliučiai jokių daiktų, ar jokių, sakykime, preparuoto laiko įvykių, kurie trukdytų būti jam toj tėkmėje. Nes jeigu tu iš tikrųjų esi tėkmėje, tau niekas nesvarbu, kas yra šalia, nes apskritai nieko nėra, nėra objekto subjekto, yra viskas viena. Aš tai palyginčiau, pavyzdžiui, su tokiu dalyku. Jūs įsivaizduokite, kad jūs, sakykime, matot upę, ne? Pateka upė. Labai graži upė, ten vingis, kažkoks krantas, čia smėlėtas, čia augęs krūmais, viskas. Tai vat jūs gėritės taip muzikos kūriniu, kaip jūs gėritės upė kažkokia tekančia, simfonija kažkokia teka kaip upė. Ir visai kitas dalykas, kai jūs į tą upę įbrendat ir atsiduodat tai tėkmė visiškai net nejudėdami, negalvodami, iš vis nedarydami jokių pastangų. Ir ta srovė jūs neša, pati savaime. Ar ne? Jūs negalit net tos upės matyti realiai. Jūs net nematot nei tų vingių, nei tų smėlėtų kampų, nes jūs esate vandenį. Ta prasme, jūs esate būtent toj srovėje. Ir čia vat ir būtent yra tas subjektyvus laikas, į kurį pasineria tikras improvizatorius. Jis yra srovėje. Jis nerealizuoja jokių laiko vienetų. Kad, vat, sakykime, groju sonatą, aha, dabar bus antroji tema, dabar bus perdirbimas, aha, dabar bus koda ir taip toliau. Reiškia, laikas yra supreparuotas, suskirstas. Pas improvizatorius suskirsto laiko nėra. Jisai, sakykime, atsisėda ir sakykime, pagroja. Jūs galite tylėti, kiek jis jaučia, reikia tylėtis. Jį veža jo tėkmė. Net flomasterį numečiau specialiai, nes ir tai improvizacijos skaitosi. Improvizacija, būtent kokią dar turi savybę, ta tėkmė, kad ji niekad nebūna sterili. Protas niekuomet neįsiveržia šitą erdvę ir negali jos iščiustyti ir išvalyti. Sakykime, jeigu mes esam šitoje erdvėje, sakykime, kur yra Bachas, Debussy, tai toliau mes gyvenam koncertinės salės erdvėje, kur mes realizuojam būtent tą kompoziciją. Ir jinai būtent tokia turi būti, kaip to yra. Jeigu mes, pavyzdžiui, padarysim langą ir ten buks kažkokį automobilį, reiškia, arba verks vaikas ten toj salėje, mes sakysim, uždarykit langą, netrukdykit, mes klausom Bacho, čia šventasis Bachas, kaip jūs darysit buvo trukdyti? Nes kadangi ta kompozicija turi būti tik tai tokia, jin pasiima viską savo, jinai nėra realybė, jinai yra daiktas. Ir mes turim tam daiktų tarnauti, kad išvystai tokį, kokį mes norim jį pamatyti. Tuo tarpu improvizacijoje viskas, kas yra erdvėje, viskas, kas yra realybė, viskas skaitosi, viskas įskaičiuojama. Ar ne? Dėl to, pavyzdžiui, kaip grupė, labai žymiai improvizacinė grupė AMM, jeigu tokia žinote. Ne? Labai gražų pasakoja momentą, reiškia, kada visiškai laisvos improvizacijos grupė. Ir jie groja koncertą, ar ne? Ir vienu momentu grupės būgnininkų iškrinta lazdelė iš rankos, ne? Ir nurieda. Grupė toliau groja. Niekas, pavyzdžiui, jeigu iškristų koks nors trombonas iš dantų, reiškia, kokiam nors orkestrantui, tai orkestras sustotų, reiškia, nes jau neįmanoma groti, kaipgi taip neparašyta pas Bethoveną, kad dabar gali nebūti, reiškia, trombono, čia klaida yra. Tai natūraliuoju erdvėje, natūraliuoju tėkmėje tokių klaidų nėra, nes čia nėra nieko, čia nėra provizijos, čia nėra jokios atsargos, čia nėra nieko iš anksto, kaip turėtų būti. Viskas kaip yra dabar, taip vat viskas ir yra. Nieko kaip turėtų būti, nėra jokio etalono, kurio atveju, jeigu mes jo netitinkam, tai viskas yra blogai, mes turim tai stabdyti.
Viskas yra vientisa, viskas yra vienis, tai dieviškoji tėkmė. Todėl ateina vienas iš žiūrovų ir tą lazdelę paduoda atgal būgnininkui, jisai paima ir toliau muzika vyksta ir jisai groja. Ir kas šiuo aktu parodoma? Kad net tas lazdelės pakelimas ir padavimas įeina į visos muzikos tą aktą. Tai yra dalis to viso atlikimo. Ir žiūrovas taip pat jisai groja, jis taip pat dalyvauja šitam atlikime, ko niekad nebūna kompozicijos, nes kompozicija jau jinai yra. Ir ją jau niekas negali įlysti ir įsimaišyti. O čia yra tėkmė, jie gali brist kas nori. Sakykim, vienas įbrido plaukia įbrido ir kitas plaukia tą pačią tėkmę. Susitinka, vienas aprengia, kitas atsilieka, bet visi dalyvauja toj tėkmėje. Tai vat muzikiniai situacijai, improvizacinėje muzikoje šitas taip pat egzistuoja. Groja vienas atlikėjas, gali prisijungti kitas. Gali prisijungti trečias, tas kitas gali išeiti. Ir kas įdomiausia, kad ne tik atlikėjai, konkrečiai žmonės, kurie groja scenoje, daro muziką, improvizacinę muziką. Pats žiūrovas taip pat yra labai svarbus ir aktyvus muzikavimo procesų dalyvis. Čia verta paminėti apie tiesioginį klausytojo dalyvavimą ir netiesioginį improvizaciniam procese. Tas tiesioginis dalyvavimas klausytojo tai yra, tas, sakykim, palyginkim su gentiniu dalyvavimu. Sakykim, yra gentis, vyksta kažkoks tai ritualas ir genties tam tikra dalis, kurie yra muzikantai, groja kažkokią muziką, sakykim, kur nors Afrikoje, ten būgnus muša tenais ir ten dainuoja. Ir yra, sakykim, ta vadinama kaimiečių būrys, kurie nėra tiesiogiai muzikantai, bet jie yra kaip ir to klausytojai. Bet jie niekada nėra tik tai klausytojai viso šito proceso. Jie aktyviai tame dalyvauja. Ir dalyvauja ne tik tai pasyviai, tik klausydami, sakykim, bet jie, sakykim, ploja, trypčioja, šoka, reiškia, visų kūno, visą savo esybę dalyvauja šitam veiksme. Reiškia, jie padeda ir savotiškai užveda muzikantus ir jų grojime. Panašus dalykai atsirado Europoje su džiazu roku. Ir džiazas ir rokas buvo labai stipri va šitos dimensijos reakcija į va šitą dimensiją. Labai stipri. Tada jau ta kultūra mūsų vakarietiška pradėjo dusti nuo šitos dimensijos. Ir pasidarė nuo to sterilumo visiems bloga, nes kadangi čia viskas buvo reguliuojama protu, ir čia buvo negalima nieko daryti, kas išeina iš tavo kūno, iš tavo natūralių potroškių. Šičia, sakykim, roke, kuris jau realizavo šitą būtinę struktūrą, visas šitas dalykas atsirado, nes žmogus nori pabūti. Jis atėjo roko koncertą, jis atsipalaidavo. Jis pamiršo save, jis pamiršo viską, jis atsidavė tai muzikos tėkmei, tam ritmui, sakykime. Kad ten primityviam, neprimityviam nesvarbu. Bet tas žmogus jau yra, jis nežiūri roko koncertą, tikram, geram roko koncertą, į muziką iš šono kaip į kažkokį, tai, aha, va čia gerai pagroju, čia biškai blogiau, nu va čia ta tema nieko, nu čia biškai blogiau, o kokia kulminacija, reiškia. Nu, taip negalvoja žmogus. Žmogus jis eina į tą draivą ir jisai kratosi, jis ten visko, o išeina po koncertų ir paklausia, kaip koncertas, jis sako, buvo fainai, o kaip groja žmonės, kaip, ar techniškai, ar tobulai, nu, nežinau, sako. Nes iš tikrųjų net to negirdėjo. Ir jūs galbūt pastebėjot, kad aš nekart pastebėjęs, kai aš būnu kažkam koncerte, kuris mane užveda. Ir jeigu aš paskui turiu galimybę paklausyti to koncerto įrašo, tai kaip objektas, kaip kompozicija, tas koncertas man būna ganėtinai prastas. Jūs ten nėra ko žavėtis, ten krūva klaidų grojime, ten tai būgnikas nepataiko, tai gitarai įsiderinus, tai tas, kaip daiktas, kaip kompozicija, tai yra labai prastai. Bet kaip srautas, tai buvo super. Būtent tai leido, nepaisant to, tai leido pasinerti srautą. Pavyzdys yra grupė Rolling Stones, kur visi stebėsi, kaip jie galėjo užkabinti tiek žmonių, tiek metų, kai jie dažnai groja, nu, tikrai iš kompozicijos taško neprofesionaliai. Būtent dėl to, kadangi jie sugeba sukurti tą magnetizmą, tą trauką, papulti žmonėms į va šitą subjektyvų lauką, subjektyvę tėkmę. Ir žmogui tada jau nebesvarbu, kaip protų jis tą objektą, padaręs iš objektą iš to srauto, gali įvertinti, teigiamai ar neigiamai. Dėl to buvimas sraute yra labai svarbus. Ir kiekvienas mūsų gyvenam savo gyvenime tam tikrus momentus, kada mes iš tikrųjų išgyvenam tą tašką čia ir dabar. Ar tai būna koncertas, ar kažkoks romantiškas nuotykis, ar kažkokia tai šiaip ekstazę patiriant kažkokį tai susiliejimą su gamta, ar taip toliau. Mes pajuntam tą buvimą čia ir dabar taške, apie kurį mes paskui nieko negalim papasakoti. Nes tai nėra objektas, kurį gali pasakyti prieš save ir pasakyti, jis yra toks ar anoks. Tai yra išgyvenimas. Tai būtent improvizacinė muzika yra labai svarbi išgyvenimo ta tema, ne tema, o pats išgyvenimas kaip toksai jo potyris to išgyvenimo. Yra labai svarbus. Nes jeigu nubrėžtume tą tokį skirtumą tarp šitų dviejų polių,
Tai išgyvenimas kodėl yra? Yra intuicija žmogaus, taip. Tai va būtent kažkas tokio, kas va sudėta čia į tą šaknį. Tai pas žmogų pasireiškia intuicijų. Jis protų gali to net nesuvokti, net to nežinoti. Bet tai yra intuicija. Ne? Intuicija pasireiškia kaip? Jis visąlaik pasireiškia, jeigu žmogus jos neužgesina protų savo, tai jinai pasireiškia spontaniškai. Spontaniškai. Ir tas spontaniškas pasireiškimas ir pagimdo tą improvizaciją arba susiliejimą su srautu. Ar ne? Tiesiog mes intuityviai pajutom, kad mums tai gerai ir mes nerėm į tai ir viskas, ir mes pamiršom viską. Paskui kažkas mus paklausė, mes sakom, aš nežinau, kaip ten viskas buvo, tiesiog aš pamiršau galvą. Kitas variantas yra, kai yra intelektas. Yra protas, racija arba logika, kaip norim vadinkime, ne? Sakykim, protas kaip instrumentas, kuris veikia ir manipuliuoja tą informaciją, kurią mes turim sukrovę savo intelekte, ne? Protas ir jis papuola į kažkokią tai kompoziciją. Nebūtinai muzikinė kompozicija, tai aš vadinu bent kokį stabilų, apribotą ir atitrauktą nuo realybės darinį. Tai gali būti net minčių kažkoks konglomeratas, kuriuo mes patikim, kaip kažkokia ideologija ir tai tampa nejudinama dogma. Dogma beje irgi yra kompozicija. Bent kokia dogma, tai būtų religinė, politinė ir taip toliau. Tai va, žmogus atsiduria, sakykime, tarp šitų pasirinkimų, ne? Ir labai įdomus banalus jums pavyzdys, kaip šitas dalykas veikia. Kaip veikia intuicija, kaip veikia intelektas, protas ir į ką jie virsta. Įsivaizduokim žmogų, kuris turi skristi lėktuvu. Ar ne? Nu ir ką? Ką sako žmogui intelektas? Ne, iš pačių sakymus paimta intuityvų tokį kažkokį tai nerimą, nežinia iš kur, kad jam nereikėtų to lėktuvu skristi. Nu, kad kažkas bus blogai. Nu, nereikia ir viskas, ir jis nežino kodėl. Aišku, intelektualiai jis žino informaciją, kad skrydžiai yra saugiausias dalykas pasaulis, saugiausia transporto forma susiekimo, ar ne? Nieko negali būti, nu kaip čia dabar. Jis intelektų tą žino. Dabar ateina spontaniškumo erdvė. Intuicija iškart perėmė spontanišką jo tokį postumį impulsą neskristi to lėktuvu. Nes, vat neskristų ir viskas. Nes, vat man taip intuicija sako. Kitas variantas. Gali įsikišti protas ir jiems sakyti, nu Povilai, taigi intelektas sakė, kad čia yra saugiausia forma skrydis transporto. Neskristi tai yra kvaila, nes tu pavėluosi konferenciją, tenais negausi pinigų, ten su geriausia savo karjerą, tarim, protas padiktuoja krūvą, reiškia, tų kompozicijų, minčių pavydalę. Kodėl jam nedėlėtų elgtis? Nes jis tada savo šitoj gyvenimiškoj linijoje, iki mirties, kada šitie jo gyvenimiški įvykiai, savo pakenks. Kažkur jis padarys klaidą. Kažkur jo ta linija užbuksuos, ar ne? Jeigu jis netliks šito veiksmo. Ir žmogus nusprendė skristi, jis aiškia paklūsta kompozicijai, pats padaro kompoziciją iš savo gyvenimo, reiškia jis neneria į srautą, bet jis klauso savo proto, reiškia, ta prasme to, va šito fantomo, kuris jį veikia. Ir jis skrenda. Ir visai iki lėktuvas sudužta. Ne? Tai jis ne tik tai, kad šitai linijai, bet jis ir šitai linijai uždeda kryžių. Tai kitas variantas, kai žmogus tos spontaniškos minties paklauso, ar ne? Aišku, jis tada tampa improvizatoriumi, nes jis paima ir suimprovizuoja, jis turi bilietus, turi už viešbutį užsakytą viską, bet jis neskrisiu ir viskas, nes aš klausau savo intuicijos ir elgiuosi spontaniškai, o ne kompoziciškai, ne protiškai, ar ne? Ir to būdu jis išgelbėjo savo gyvybę. Ir tokių atvejų yra labai nemažai. Patys tai žinote. Tai va čia irgi labai puikiai iliustruoja tą žmogaus dvilypumą šitam pasauliu, grubiai tariant, su ko jisai kada. Ar jisai yra su improvizacija, ar jisai su kompozicija. Dabar aš labai daug kalbėjau čia, šiek tiek, kad mes pailsėtume. Aš labai menkai kol kas liečiu kultūros aspektus, kaip improvizacija vystėsi ir kaip jinai vyko kultūroje, apskritai pasaulinėje. Tačiau, man atrodo, kol kas yra svarbiau principinius tos dalykus kažkaip panagrinėti. Ir man pačiam netgi tai netgi yra ir įdomiau pajusti, kokie vis dėlto vidiniai žmogiški resursai šitos dalykus generuoja. Ir kad truputėlį pailsėtume, vis dėlto paklausykime šiek tiek truputėlį muzikos. Nes kadangi aš noriu sugrįžti į tam tikrą iliustraciją va šitų šaknų, nuo ko mes ir pradėjom, tai yra prie tų archetipų, kurie formuoja žmogų. Šiuo atveju formuoja jo
visą muzikinę sampratą, jo muzikinį pajautimą, o per tai, per muziką, per garsą, visą sielos jo harmonizaciją tam tikroje kultūrai. Ir dėl to aš labai norėčiau, kad mes išklausytume kelias lietuviškas improvizacijas. Bet tas tikrasias lietuviškas, kurias groja žmonės, kurie, aš tikiu, jie dar buvo ne tiek daug kompozicijų, kiek buvo šitam sraute. Tai yra mūsų ten protėviai iš senų archyvinių įrašų, kurie paimprovizuos jums vienbalsiais instrumentais ir balsais. Ir ten bus dar keletą tokių dalykų, aš juos paskui pakomentuosiu, kai jie baigsis, bet tai yra labai įdomus variantai. Taigi, truputėlį grįžkime prie mūsų šaknų ir Eglė paleista vokelį, kuris vadinasi Lietuva. Baltrušių piemeniai spirgutis, spirgutis, ola, ola, ola. O, genali, genali, šiaulį peininėlį, dėk, šiandanika, šiau karvelis pavaryk, čia balti dobilėlė, žali žolelė, o, dalio. Telek, kiaulas, nama, lietus atlūžia.
gražių dar lietuviškų improvizacijų, sakykim, ragais mūsų senoliai improvizuoja taip, kad galėtum priskirti tą improvizaciją kokiam nors dviem džiazo saksofonistų, sakykim, kokio nors Ailerio ar kokio nors Charles Gale improvizacijoms. Tiek įspūdingai jie tai savo lengvučiais instrumentais, visiškai nepritaikytais tokiai sudėtingai, subtiliai muzikai atlikti, vis dėlto išgauna tiek daug visokiausių spalvų ir tiek sugeba, kaip jau minėjau, pasinerti tą subjektyvę laiko struktūrą. Nes, kaip suprantate, žmonės buvo faktiškai bemoksliai, tikrai nežinojo jokių natų ir negalėjo groti jokių ten iš anksto parašytų daiktų, jie tiesiog grojo iš savo šitos vietos, iš tos matricos, kuri jiem duota per patirtį, per genus, iš tos visos kultūrinės patirties jie sugeba groti štai tokią muziką. Jeigu bus laiko vėliau, paklausysim tokios Latvijos kankliavimo, labai įdomos, grinai improvizuotojų šiuolaikinio, tačiau irgi labai tampriai surišto su mūsų tą baltiškąją kultūrą. Tačiau čia ir įdomi dar viena improvizacijos problema, aišku, yra labai daug ir visų gaila tikrai neišeis per šiandien pačiupinėti, tačiau viena yra labai svarbi problema, tai yra formos problema, kai daug kas savo, kad improvizacija ten, sakykim, neturi formos. Tai iš dalies jau aš apie tai pasakau, kad improvizacijai formos kaip ir tokios išankstinės ir nereikia, nes pati improvizacija tame yra, kad jin pati jau susikūrė į formą per savo realizavimąsi, per savo skambesį, kai jinai jau vyksta, jau įsibaigia, jau yra kažkokia tai forma, jau vienokia ir kitokia. Ir apie tai labai gražiai kalba vienas džiazo muzikantas Williamas Parkeris, labai gražiai apie šitą dalyką pasakė. Improvizacija yra tai, kas iš tikro mane domina. Tai yra dalykas, kuris priartina prie Dievo. Dėl šito minėtomo dalyvavimo realiam sraute. Improvizacija žaidžia ir kinta kartu su muzika. Būtent jinai niekad neprievartauja, kaip tai daro kompozicija. Nekliudo gyvenimo alsavimui. Kompozitoriai, bandydami kontroliuoti muziką, labiau žlugdė ją nei kūrė. Tačiau garsas turi laisvai augti pats savaime. Aš žinau, kai kurie sakys, jog muzika privalo turėti pradžią, vidurį ir pabaigą, tačiau aš manau, jog jai reikia būti gyvai. Ir jeigu taip yra, ji visuomet turi ir pradžią, ir vidurį, ir pabaigą. Tai šis Williamo Parkerio žinoma džiazo kontrabosininko pastebėjimas iliustruoja, kad improvizacijos forma, kuri nėra iš anksto numatyta, arba numatyta tik tai labai apytiksliai, jinai vis tiek susiformuoja į formą, tik tai, kad jinai nėra iš anksto sumanyta ir jinai nėra kaip sąlyga, jinai nėra etalonas, o tai yra gyvas daiktas. Nes pagal etaloną mes galim, sakykime, turėti etaloną kažkokiai detaliai, pavyzdžiui, reikia pagal etaloną, reiškia pagaminti 10 tokių kėdžių, ar ne? Mes pasiėm šitą etaloną ir tiksliai pagaminam tokias pačias kėdes, ar ne? Tai vadinasi, kad darbas pagal etaloną. Bet jeigu mes dirba ne pagal etaloną, o per kažkokį tai modelį, sakykim, šiaip mes turim padaryti kėdę, ne? Tai mes galim padaryti tokią kėdę, mes galim padaryti galbūt tokią, arba tokią, reiškia, mes esam laisvi savo pasirinkime. Tai paprastai ir improvizacija. Dabar visą tai, ką jūs girdėjote, tokia rudimentinė ta improvizacija, tokia parimta to, sakykim, archetipinių modulių, in tokias, sakykim, na, kad kas pasakytų primityviai, tenais nėra labai rafinuotų muzikinės išraiškos priemonių, tačiau būnant šitam mano minėtam sraute, tas visiškai nesvarbu. Šitie rafinuotumai, tas estetizmas yra svarbus tik tai šitoj dimensijoje, kada yra daiktai kompozicijos, kurie padaryti sąmoningai, kad jie trauktų akį, kad jie patiktų, kad jie mus žavėtų, ką dažnai ir daro, dažniausiai visą muziką iš esmės, kurią mes klausom. Tačiau ta muzika, į kurią mes pasineriam, mes dažniausiai net jos netgi ir neklausom, kaip po muzikos pasidėję prieš save, mes tiesiog joje sudalyvaujam ir viskas. Ir tom viskas pasibaigia. Ir iš esmės dėl to matoma labai didelė problema su improvizacijų įrašinėjimas, ar šis verta jas įrašinėti. Kadangi jau įrašyta improvizacija iš esmės kaip ir tampa kompozicija, faktiškai netenka savo pirminės srauto funkcijos. Nebent mes dar kartą klausydami įrašą bandom dar į tą srautą įeiti, bet vis tiek jau nebus gyvas srautas, kadangi mes jau negalėsime savo klausimų, savo meditaciją, būdami šalia atlikėjo, įtakoti jo, keisti tą improvizaciją, net savo pasyvių dalyvavimų, neplodami, netrypdami, bet tiesiog pasyviai klausydami. Tai ką darydavo, sakykim, galbūt ir mūsų kaimiečiai kažkam grojant tokius dalykus, kaip mes čia ką tik girdėjome. Ir kadangi srauto improvizacijoje nėra to estetizmo, nėra noro pasimėgauti kažkokiu mistriškumu ar kažko tai dar, šitame sraute iš esmės gali dalyvauti ne tiek žmonės, kurie labai dideli meistrai kažkokio tai instrumento valdymo, reiškia, ar ne? Kažkokie virtuozai, kuo mes dažnai žavimės. Bet tai gali dalyvauti apskritai ganėtinai kukliai instrumentus valdantis, arba net ir iš vis nevaldantis žmonės,
kurie tiesiog sugeba panirti tą srautą. Ir toks žymus britų kompozitorius Cornelius Cardew specialiai netgi sukūrė tokį orkestrą, kuris vadinasi Scratch Orchestra, kuriame buvo vien tik tai nemuzikantai. Ir jie būtent grojo tokią muziką, ritualinę muziką, su kuria jie bandydavo būtent įbristi į tą srautą. Ne kurti kompoziciją, bet būti sraute. Ir būtent tiems nemeistriškiams muzikantams tai dažnai pavykdavo daug geriau negu tiems profesionalams, kurie visą laiką galvodavo, ką jie gros. O čia būtent nereikia galvoti, ką tu darysi, bet reikia galvoti, kur tu būsi. Ir labai gražiai šitą dalyką, būtent patekimo į tam tikrą dvasinę erdvę, o ne jos valdymą, ne jos išnaudojimą, ne jos pardavinėjimą, sakykime, kažkokių meno daiktų, tai yra kūrinių pavydale. Labai puikiai apibrėžė senas, labai nuostabus daosistas, žmogus, kurį pirmiausia, šalia Lao Tse reikėtų studijuoti visuose universitetuose, bet aišku, niekas nestudijuoja, nes mūsų visi universitetai yra šitam lygmenyje. Ir jie užsiminėja tik tai kompozicijomis. Ir jiems visiškai nerūpi šitas augalas, šitas žmogus, kuris pas juos yra. Jiems rūpi, kaip tik jį panaudoti ir paskirti tam didžiajam anonimui, tai yra mūsų tai visai vampyriniai sistemai, kad tas žmogus jam tai sistemai tarnautų. Pačio žmogaus suklestėjimas visiškai tiem dalykam nerūpi. Todėl jie nestudijuoja Šansi, nestudijuoja Lao Tse. Jie studijuoja, sakykime, kokį nors Kantą. Nors Kantas dar ne pats blogiausias, aišku, variantas. Taigi, Čuanci, ką pasakė? Labai gražūs žodžiai, kurie labai tinka tai pirminiai improvizacijai ir apskritai žmogaus būčiai sraute. Tai yra labai paradoksalios mintis, kurios išgąsdina turbūt visus konservatorijų profesorius, reiškia ne tik konservatorijų, visus politikus ir visos tos mūsų anoniminės sistemos, kuri dabar mums pateikiama kaip kažkoks privalomas konglomeratas, tarnus visus šitos sistemos, o didžiojo anonimo adoruotojus visus. O žodžiai yra tokie. Išderinkite muzikos instrumentus, sudaužykite dūdeles ir citras, užkimškite muzikanto kuano ausis ir žmonės pagaliau ims pasitikėti savo ausimis. Sunaikinkite ornamentus, sumaišykite 5 spalvas, užklijuokite lipšų akis ir žmonės pagaliau ims pasitikėti savo žinojimu. Sulaužykite staliaus kablius ir svambalus, atsikratykite kampainiais ir skrestuvais, perlaužkite meistrų šūjaus pirštus ir žmonės pagaliau ims pasitikėti savais sugebėjimais, nes pasakyta, didis meistriškumas panašus į nemokėjimą. Šitos puikius žodžius, kuriuos pasakė, žino, tiesiog didis daosizmo išminčius, jogas daosizmo Čuanci. Norėčiau iliustruoti kažkokiu tai vis dėlto muzikinių pavyzdėlių iš mano pasirinktos paletės muzikinių kūrinių. Aišku, visų nesugebėsime paklausyti, tačiau, gal tą progą nerkime dabar į priešingą polių ir paklausykim kažko tai ultra šiuolaikiško. Bet aš noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad tas ultra šiuolaikiškas dalykas, kuris vadinamas kažkokiu kraštutiniu avangardu, savo esminiam savybėm yra labai nepaprastai archaiškas. Tai yra ta kraštutinė, neva avangardinė triukšmo muzika, iš esmės yra sugrįžimas būtent netgi žemiau turbūt negu šita vieta. Tai yra iki muzikos, laikas iki tono, iki harmonijos, iki akordo. Tai yra grynas, paprastas garsas ir pasinerimas į jį. Todėl siūlau kaip kontrapunktą tai paskutiniai kompozicijai, kurią beje mes dar girdėjom lietuviškam tam bloke. Kaip jūs girdėjote, kai įvairiausiais instrumentais lietuviai mėgdžiojo miško garsus. Tai iš esmės jie grojo triukšmo muziką, iš esmės jie grojo tą vadinamą noizą, ar net grojo akustiniais instrumentais. Tai šitoj erdvėj radikaliausi dalykai ir archaiškiausi susilieja į vieną, viskas susitinka tame pačiame ir tai parodo puikiausiai, ant kiek mūsų pasaulis iš tiesų yra vientisas, ant kiek jis iš tikrųjų yra vienis, kol mūsų protas, mūsų troškimai, mūsų baimės, mūsų svajonės, ilgesiai ir nostalgijos nesugriauna šio vienio, šio dieviško taško, to harmonijos pajutimo. Tai dabar Merzbau.
Taigi, toks fragmentėlis, kaip sako Laodzi, ramybė yra svarbiausia judėjime. Šitas Merzbau kūrinio fragmentas labai, mano nuomonė, puikiai tai iliustruoja. Tačiau aš matau, kad laiko labai daug praėjo, mes dar norime jums pagroti tokį koncertuką po trumpos pertraukėlios. Todėl aš daugelio aspektų jau nebepaliesiu šitoj paskaitoj, gal jeigu bus poreikis, gal reikės padaryti antrą dalį, kad kažką pagvildenti, galbūt iš daugiau iš kultūrinio taško, sakykim, tikiuosi, kad jūs labai daug kas norėjote čia kažką išgirsti apie tą vadinamąją džiazo improvizaciją. Čia irgi labai plati tema, apie kurią galima labai daug kalbėti ir šiandien be abejo man nebėra laiko liesti šios temos, bet aš gal užakcentuosiu tos dalykus, kuriuos pasakiau ir grįždamas prie šito improvizacinio meno savotiško demokratiškumo, to natūralaus gebėjimo pereiti be jokių laiko trukdžių ir preparavimų šitoj horizontaliai pereiti į vertikalę, į laisvą improvizaciją, į laisvą buvimą absoliučiai dieviško vientiso erdvėj, ką geba padaryti bet kuris žmogus, nepriklausomai nuo išsilavinimo, nuo tautos, nuo nieko. Jeigu, pavyzdžiui, šitoj vertikalėj žmonėm padaryti visokie trukdžiai, jis turi ten kažką baigti, kažkokį ten turėti pasižymėjimą, kažkokį medalį tenais, jis turi kažkaip įrodyti savo aš tobulumą, kad šitoj sritys galėtų būti pripažintas kaip tobulas. Jam paskui Gedimino kryžiaus ordiną duoda, reiškia, ten palaidoja su orkestru ar kažkas tai tokio. Tai šitoj erdvėj tie dalykai nieko nereiškia. Bet kuris žmogus gali be jokių trukdžių absoliučiai pasiekti šitą patį nuostabiausią, patį svarbiausią, patį geriausią lygmenį. Tik niekas tam žmogui apie tai nepasako. Nes visos šitos jėgos nukerta tą, ką pasakė tėvai, ir žmogus pradėjo nebetikėti šitą informaciją, tą pagrindinę, kad jis turi eiti šito keliu. Nes vaikas dažnai kaip sako, aš noriu būti to ir to, aš noriu tavo gyvenime daryti tai ir tai. Paskui jis jau nebesako, paskui jis sako, aš darysiu tai, ko iš manęs norės darbdavys arba universitetas arba kažkokia kita išorinė jėga. Nes šitas jo tikrasis noras jau tampa nupjautas ir tas žmogus iš tikrųjų tampa jau priemonė kažkokio kito autoriteto veiklai pasiekti. Jisai jau yra nebe savimi. Ir tas demokratiškumas buvimo šitoje vertikalėje labai gražiai, kurios neveikia iš esmės šitie dalykai, šitos taisyklės šiandien nebegalioja. Netgi tie privalumai, kurie čia labai garbinami, sakykime, jeigu paimtume muziką, sakykime, kažkoks tai muzikinis profesionalumas, ar ne? Šitoje vertikalėje tas neturi jokios reikšmės. Čia visai kiti dalykai rūpi ir apie tai irgi labai gražiai sako Čonsai, aš jums pacituosiu. Konfucijus 7 dienas nevalgė karšto maisto. Atsirėmęs kairę ranką išdžiūvusi medį, ir sausa šakelė mušdamas taktą dešiniąją, jis dainavo bijau šį dainą. Jis pritarė savo stygomis, tačiau nepaisė natų, dainavo, tačiau nepataikydavo į toną, ir vis tik medžio ir žmogaus balso garsai liejosi į vienį ir smelkėsi į gilę širdį. Jis pasakė savo mokiniui, tu dar nežinai, kaip lengva negauti to, ką dovanoja dangus, ir kaip sunku negauti tuo, ką duoda žmogus. Dabar prašausi taip pat muzikinio tokio gabalėlio, tai aš pakviesiu į sceną savo draugą Arvydą Pošką, mes gyvai jums pagrosime tokį trumpą improvizaciją. Mes jau visiškai nesiruošėm absoliučiai šitame dalyke. Arvydas taip pat, kaip čia tik minėjau, nelaiko savęs profesionalių muzikantų, aš irgi savęs nelaikau tokių ten labai, sakai, negaunu nei pinigų, nei turiu diplomo. Tai žodžiu, mes būsim tokie, kaip tas Konfucijus, kuris ten, sakykime, ten dainuoja nei toną ir groja, nei melodiją. Bet mes vis tiek pasistengsime paieškoti to susiliejimo, to garsų. Arvydas yra pagal profesiją dailininkas, dizaineris, žinomas labai Kaune, ne vienos fotoknygos autorius. Ir žodžiu, šiandien jisai vieną iš nedaugelio kartų savo gyvenime sudalyvaus kaip muzikantas, Konfucijaus pasekėjas. Ir Laodzi tame tarpe.
dar viena citata pabaigai, jinai tiek graži, kad tikrai negaliu atsispirti jai paskaityti, bet vis dėlto gal pradžioje mes dar vieną kartą jums pagrosim, nes po tos citatos darysim pertraukėlę ir po pertraukėlės jau bus koncertas, kuriame Giedrius Balbieris pristatys savo performansą senelio saksofono laidotuvės, taip? Taigi, dar kartą scenoje žymus Largo triūbininkas Arvydas Poška. Taigi mano jums be galo rekomenduojamas šansai, skaitykite visi, kiek tik tai galite ir kiek tik tai gausite. Nežinau, yra lietuviškai, angliškai tikrai yra ir rusiškai paskaitote, bet dabar aš paskaitysiu jums lietuviškai. Čia bus kaip apie mūsų šitą bandymą su Arvydu. Aš vėl užgrojau paniekinęs ramybę ir suliejau melodiją su negrįžtama gyvenimo srove. Garsai ištyško netvarkingai ir laisvai, kaip susiraizgiusios laukinės žolės. Daina liejosi plačiai, bet nepasiekdavo ribos, apmirdavo kažkur tolumoje ir neatsiverdavo. Jis skriejo į begalybę, skverbėsi į neregimybę. Vieniems išrodė mirtimi, kitiems gyvenimu, kitiems vidinę pilnatvę, kitiems išoriniu blizgesiu. Taip liejosi ir sklido jį visame pasaulyje ir nieko joje nebuvo pastovaus. Paprasti žmonės klausėsi jos nepasitikėdami ir tik išmintingieji suprato ją. Klausyk ir garso jos neišgirsi, žvelk ir formos jos neregėsi. Dangų užpildys ir žemę, 6 polius apgaubę savimi. Ačiū. Solo? Su manim? Ne. Prasme, kad visiškas improvizas. Nu, improvizas su toks. Reiškia, dalyvauja visi. Tai palauk, tai bus antroji daly. Ne, dabar dalyvauja. Ne, tai antroji daly. Nu, dabar būk geras, duok žmonėm pailsėti. Dabar dalyvauja visi. Tai yra improvizacija. Ne, tai pilna improvizacija. Visi, prašau, visi dalyvauja improvizacija. Visi plojam belekai, o mes grojam. Aplodismentų pasiilgo. Mažai paplojate. Nu paplokite labiau.